Na, o tiems mūsų žiūrovams, kurie galbūt dar nematė mūsų naujos nuolatinės rubrikos Tu gražus ir sveikas, noriu pasakyti, kad tai mūsų laidos dalis, kur mes aptarėme visus klausimus apie grožį, pradedant nuo nepriekaištingos sveikatos, baigiant antisenėjimo estetiką. Mūsų šioje rubrikoje konsultuoja Vilniaus GK klinikos specialistai. Ir netrukus perduosiu žodį šios klinikos plastikos chirurgijai Gytei Grigonytei Babajan. Prieš tai tik informuoju, kad šį rytą mes kalbame apie nereikalingus riebaliukus. Kokiosgi medicinos naujienos jiems šalinti. Pasaulyje lazerinė lipolizė dar vadinama lazeriniu riebalų pašalinimu arba lazeriniu riebalų nusiurbimu. Tai procedūra, kuomet specialia lazerinė kaniule ištirpinamas riebalinis audinys ir sustangrinama oda. Taip atrodo lazerinė kaniulė vienkartinė, jos viduje eina lazeris, matote, jinai labai plona kaip padeda, dėl to praktiškai nelieka jokių žymių po operacijos. Atliekam ir tradicinį riebalų nusiurbimą operaciniu būdu, bei riebalų skaidymą ultragarsu, tai ultrašeipo procedūros, bei mano jau minėta lazerinė lipolizė. Iš tikrųjų galiu tik pasidžiaugti, nes tai Lietuvoje yra kol kas vienintelė klinika, kuri pacientams siūlo visą paletę riebalų korekcijos būdų. Ir labai dažnai, kai mes supažindinam pacientus su visais šiais būdais, pacientas pats gali pasirinkti jam patį priimtiniausią. Per paskutinius kelerius metus lazerinė lipolizė dėl savo neabejotinų privalumų labai išpopuliarėjo. Ir dabar ji klinikoje atliekama žymiai dažniau nei paprastos riebalų nusiurbimo operacijos. Lazerinė lipolizė tikrai turi nemažai pranašumų. Vienas iš jų, kad nereikia jokios narkozės. Tai yra po procedūros mini tokios operacijos, pacientai iš karto gali eiti į darbą. Antras dalykas, nebūna jokių tinimų ir mėlynių. Trečias dalykas ir privalumas, tai yra, kad nereikia nešioti korseto 1,5–2 mėnesius kaip po paprasto riebalų nusiurbimo. Ir ketvirtas dalykas, kad šios procedūros metu iš tikrųjų stangrėja oda ir jinai labai gražiai gula į naują kontūrą. Lazerinė lipolizė ypatingai tinka atskiroms sritims, kuriuose sunku gauti tobulus rezultatus atliekant įprastinį riebalų nusiurbimą. Pavyzdžiui, pagurklio kaklo, vidinėse rankų srityse, virš ir žemiau kelių, blauzdose bei tose vietose, kur yra didesnis odos laisvumas. Lazerinė lipolizė idealiai tinka, jei reikia pakoreguoti anksčiau po paprasto riebalų nusiurbimo likusius nelygumus. Specialaus paruošimo ir narkozės nereikia, mes duodame vaistų, kurie bendrai nuramina pacientus, o taip pat per specialią kaniulę suleidžiame specialaus tirpalo, kuris nujautrina tą sritį, kurioje tirpinam riebalus ir pacientai jaučia tik tai, kad kažkas tai spaudo ir liečia. Tie vaistai veikia apie 12 valandų, taip kad po procedūros irgi nieko nejaučia. Į norimą pakoreguoti riebalinio audinio plotą yra kišama vienkartinė lazerinė kaniulė ir ją švelniai ir tolygiai judinant ištirpinamas visas riebalinis audinys. Po to specialiai veikiama oda iš vidaus, kad jinai sustangrėtų ir gražiai gultų į naują kontūrą. Norint pasiekti tobulų rezultatų, plastikos chirurgija gali vienos operacijos metu kombinuoti net 2 skirtingus lazeriniai lipolizei skirtus lazerius. Ištirpinta procedūros metu riebalinį audinį, organizmas labai gražiai kelių mėnesių bėgy tiesiog pašalina iš tos vietos ir kontūras traukiasi po truputį, tolygiai kartu su oda. Kaip parodė mūsų praktika ir kelių metų patirtis, darant lazerinę lipolizę, iš tikrųjų šitai procedūrai neegzistuoja jokie nei amžiaus, nei lyties apribojimai. Jeigu mes sunaikinam riebalinės ląsteles, nesvarbu kokiu būdu, ląstelės nebeatsinaujina, kadangi pas žmogų riebalinės ląstelės nesidaugina, jos gali didėti tik dydėje. Ir jeigu mes pakoreguojam riebalinį audinį genetinėse vietose, tai aišku, kad, sakysim, jeigu ateityje žmogus ir labai priaugs viršsvorį, tai niekada nebus taip, kad tenai pirmiausia kaupsis tas riebalinis audinys. Jisai kaupsis tolygiai visam kūne. Ar po šios operacijos reikalinga speciali priežiūra? Praktiškai nėra jokios specialios priežiūros. Vienintelis, kad reikia po 4 dienas po operacijos nešioti spaudžiamus tvarsčius, o po to jos pacientai nusiima ir iki savaitės reikia riboti riebalų kiekį dietoje.